Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją Auto. Šiame vaizdo įraše kartu sužinosime, kaip optimizuoti komfortą, reguliuojant priekinio tilto ir kabinos pakabą Datatronic Way. Pradėkime nuo prieigos prie specialaus meniu per pagrindinį meniu. Šio puslapio turinys gali skirtis priklausomai nuo jūsų traktoriaus parinkčių. Todėl aprašysime visas funkcijas, kurias galėtumėte naudoti šiame meniu. Priekiniam tiltui ir amortizuojančiai kabinai skirtas meniu padalytas į 2 puslapius. Pagal numatytuosius nustatymus rodomas priekiniai ašiai skirtas puslapis. Spustelėkite on, kad įjungtumėte greito vairavimo funkciją. Funkcija įjungiama. Dabar galite reguliuoti vairo reakciją nuo 1 greitai iki 5 labai greitai. Pakeiskite reagavimo greitį ir pasukite vairą. Vairavimas atliekamas daugiau ar mažiau pasukant vairą, kai reikia daugiau ar mažiau pasukti vairą. Antrasis su priekinė ašimi susijęs reguliavimas susijęs su priekinės ašies atjungimo automatizavimu. Atsižvelgiant į vairo rato pasukimo kampą. Įjunkite priekinę ašį. Spustelėkite on, kad įjungtumėte automatinio atjungimo funkciją. Naudodamiesi galimų nustatymų pakeiskite priekinės ašies atjungimo kampą nuo 5 laipsnių, labai mažas kampas, iki 45 laipsnių, labai didelis kampas. Sukant priekinius ratus, prietaisų skydelyje pastebėsite automatinio atsijungimo funkcijos signalą, kai tik ratai viršys nustatytą kampą. Priekinė ašis automatiškai vėl įjungiama, kai tik ratai grįžta į mažesnį nei nurodytas kampą. Pereikime prie pakabos nustatymų. Spustelėkite pakabos puslapį. Priekinės ašies pakabą galima reguliuoti 3 režimais. Išjungta, automatinė ir rankinė. Pagal numatytuosius nustatymus priekinės ašies pakaba veikia automatiniu režimu. Norėdami išjungti priekinės ašies pakabą, spustelėkite OFF išjungta. Priekinės ašies pakaba išjungta. Ji vėl įsijungs automatiniu režimu, jei traktorius viršys 15 km/h greitį. Spustelėkite manual rankinis, jei norite perjungti priekinės ašies pakabą į rankinį režimą. Tuomet galite naudoti turimus nustatymus, kad nustatytumėte tikslę padėtį tarp 0% žemos ir 100% aukštos. Kai įjungtas rankinis režimas, priekinės ašies pakaba vėl įsijungs automatiniu režimu, jei traktorius viršys 5 km/h greitį. Paskutinis galimas nustatymas šiame pakabos meniu yra susijęs su kabinos pakaba. Kabinos pakaba galima reguliuoti 4 skirtingais režimais. Išjungta, minkšta, tvirta ir automatinė. Spustelėkite vieną iš režimų, kad jį pasirinktumėte. Dabar, kai susipažinote su nustatymais susijusiais su priekinė ašimi ir salono pakaba, atėjo jūsų eilė išbandyti.